Radio centro video. Kaip galima paaiškinti grupės One Direction fenomeną? Nes ir čia Lietuvoje mėgsta tą grupę, bet turbūt toli gražu ne taip, kaip mėgsta ten, Anglijoje. Taip, bet iš tiesų One Direction dar labiau mėgsta Jungtinėse valstijose. Amerikonai. Iš tiesų šita grupė labai fenomenalios sulaukė sėkmės. Kokios? Fenomenalios sėkmės. Man atrodo, netgi aš iš tiesų neseku šitos grupės karjeros, bet be abejo, nes aš ją žinau ir puikiai atsimenu, kad jie buvo atrasti X Factoriui, žinomam tokiam muzikinėme formate. Ir sėkmė jų yra, manau, keletoje dalykų. Tos šaknys būtų tokios. Viena, kad buvo kuris laikas, kai buvo toksai tarpas ir nebuvo boybandų, taip vadinamų, Skylė. Britanijoje. Taip, tai buvo ta vadinama niša, kuri neužpildyta. Ir jie tiesiog tą vakumą, tą tarpelį sėkmingai užpildė. Nes buvo visokios, ten tarkim, Boyzone, Take That, kažkaip išėjo į 17, tada išėjo iš mados boybandai ir atsirado toks, bet mergaitės naujos užaugo ir visą laiką kažko tokio formato grupės visuomet veikia. Visuomet jų reikia. Na ir viskas. Ir kita, manau, aišku, ne paskutinėje vietoje priežastis yra ta, kad jie visi yra be galo simpatiški vaikinukai ir turi tą tokį šiltą, minkštą, malonių, mandagių vidutinio socialinių sluoksnių tokių berniukų įvaizdyje. Taip ir atrodo, jie yra iš gerų, tokių išsilavinusių šeimų ir gražiai atrodo ir be to, aišku, jie pateko į Simon Cowell rankas ir jisai, žodžiu, gerai užkūrė tą variklį, pastebėjo, kad grožis ir jie visai neprastai dainuoja. Jie nebuvo suformuoti dirbtinai, nes kad patektum į X Factorių, turi vis tik dainuoti šiek tiek. Tai yra, kalbėjo muzikinio žurnalo One Direction, mes mylim jos, redaktorė Beata Nicholson, iš tikrųjų, palaikanti glaudžius ryšius su Simonu Cowellu, iš tikrųjų, ir tik tai jo ir jos dėka mes sužinojame apie One Direction sėkmės, tą raktą sėkmės formulę. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.